Julė. Julė. Iš Zaras. Alo. Labas vakaras. Labas vakaras. Atsiprašau, kad taip vėlai skambinu, ar čia su panelė Julija kalbu? Taip. Julija, mes negavome iš jūsų patvirtinimo dėl rytojaus. Čia iš migracijos tarnybos. Jonas skambina. Dėl pilietybės. Jūs rytoj atvykstat pas mus, ar ne? Į Vilnių važiuoju rytoj. Na taip, suprantu. Tai aš klausiu, ar jūs rytoj atvažiuojat? Taip. Matot, mes jums rašėm elektroniniu paštu pakeitimus šiokius tokius, bet aš negavau iki dabar atsakymo, tai nusprendžiau paskambinti. Kodėl jūs nepaskambinot pati? Nieko nesuprantu. Julija. Jūs Julija, ar ne, iš Zarasų? Ir rytoj jūs atvažiuojat į migracijos tarnybą dėl pilietybės, ar ne? Taip. Viskas yra ok, viskas tvarkoj. Mes prieš savaitę siuntėme tam tikrus pakeitimus. Ir jūs negavote elektroniniu paštu pakeitimų? Nieko. Negavot, ar ne? Matau, tokie pakeitimai yra, ta krizė palėtė ir mus, tai mes tiesiog norim informuoti, kad jūs rytoj turėtumėt su savim turėti dar ir šiek tiek pinigėlių. Tai būtų suma 1500 litų. Supratat, ką noriu pasakyti? Taip, supratau. Galėsit atsivežti tos pinigus? Aš negaliu tiek pinigų atvežti, nes aš jo neturiu. Na, suprantat, kitu atveju mes paprasčiausiai turėsim nukelti visą procesą. Nes, kaip žinia, mes pagal čekiukus viską darom. Ir jeigu nebus pervesta į mūsų sąskaitą, tai mes negalėsim jums suteikti tos pilietybės. O beje, kokiu klausimu ir kam jums jos reikia? Julija? Taip. Kam reikia jums pilietybės Lietuvos? Ar reikia? Kam? Kur jūs ją naudosit? Ant sienos pakabinsit? Tai man reikia pasato. Aš suprantu, kad jums reikia paso ir mes juos duodam, bet man atsakykite klausimą, kam jums reikalingas yra pasas? Ką jūs jau norit dirbti čia Lietuvoje legaliai? Taip. Kokį darbą jūs dirbat iki šiol? Aš mokausi dabar. Aha, ir kur planuojat dirbti? Ar planuojat toliau mokytis? Planuoju dirbti. Supratau. Iš tikrųjų, tai nenoriu jūsų labai daug gąsdinti, Julička. Julė, labas, nieko nebijok, čia trukdo radio stotis Zip FM. Įsigandai, Julija, ar ne? Išgąsdinom tave? Ar išgąsdinom? Nuėjo muštam. Nieko tu nesupratai. Julė, čia tave trukdo radio stotis Zip FM. Ir mes tave apgavom. Мы тебя просто обманули. Да, обманули. Viskas yra gerai. Счастливо, завтра. Да. Я слышал, что ты очень переживаешь, что ты не дек рогалю, я тебе подарю, su firminė maikė. Хорошо? Padovanosim maikutę. Хорошо? Gerai. Все, не ложи трубки. Iki. Oi, bet man gaila pasidarė, kai mes išdūrėm čia dabar. Žinai? Žmogus rytoj važiuos iš kažkokių Zarasų į Vilnių ieškoti pilietybės savo. Ir gauna. Jo.